Užšalę tai neblogai, naktį buvo. Okay, let's go. Labas rytas. 7:35. Prabudau. Išmiegojau gerai, šilta. Gal vienu momentu buvau kažkada prabudęs. Tai jautėsi tas vėsumas, bet vakarė pečiukai įsijungiau šildytuvą savo dujinį. Tai išvis labai gerai išsimiegojau iš tiesų. Palapinė tamsi ir šilta. Super. Reikia keltis, pasižiūrėti, kas ten laukia, kaip atrodo. Ir pasidaryti pusryčius. Kol sušils, pavalgys, atsigert kavos. Atsidariau kavos. Einu pas kolegas pažiūrėti. Užšalę tai neblogai, naktį buvo minusiuką. Žiūrėsim, kaip jiems sekasi. Turim. Pats nežvėjoju, tai va. Aivar, atitrūko? Ar ne? Aivarai. Nu gaila. Pavalgysiu ir gal reiks susimesti vieną meškerėlę, ištraukti kokį karpėną. Šiaip stengsiu šiandien per daug nepersižvėjoti. Pagrylint norėsiu gal ką nors, ar šiaip keptuvį įsikepti, pavalgyti. Kažką pagaminti, pasidegint, gal pasėdėti nors valandėlę. Žodžiu, noriu pailsėti, o ne tik gaudyti žuvį, tai bus pagauta ir žuvies ir stengsiuos pailsėti. Rytoj po truputį jau ruošimės namo. Iki dabar nežinau, kiek turiu pagavęs karpių, gal apie 10, tiksliai neskaičiau ir pametu skaičių, tai bet pagavau jau normaliai. Šiandien nuotaikos geresnės, gal pafilmuosiu daugiau, nes vakar šitą kamerą labai suerzino, kaip dariau būtent video apie laivelį, nes strigo baisiai ir nesupratau, kame reikalas, turiu ir bateriją skaičiau. Ar saulė jai netiko, ar kas, nes ant saulė jau buvo pakilusi. Ir šiaip, tas mikrofonas kartais prie modo tai prisijungia, tai neprisijungia, tai niekada nežinau, kaip šneku, ar įsirašas garsas normaliau ar blogiau. Nu ką, pusrytėlis pasiruoštas. Šioks tos tingėjau kažką keptis kiaušinį ar kažką tai stipriau, kad laiko užima. Svarbu pavalgyti. O kas jau žvejybo man didelės reikšmės neturi, svarbu soto ir nors kiek skanu. Kiek laiko praėjo? Minutės 3. Ir iš karto trūkimą. Patraukė metrai ir viskas. Pirmas šiandien paskaipimas. Nu nepraėjo 3 minutės, bet būtent šitą meškerę ką tik užkėm.
Nu ką, šitas iškrapštytas gražuolis. Oranžinis, ne. Ne, didukas, bet stiprus, labai stiprus. Apskritai visas žuvis atsigavusios jau, jėgų kupinos. Tai viskas tvarkoje. Tik tai surašiausi kitą persimest. Nu yra. Jau sakiau, gal spėsiu abi meškerę susimest tvarkingai, bet ne velnio. Tikėtina, kad kažkuriuo metu žvejosiu su viena. Įtariu, nebus smulkus, nu arba vėl stiprus. Svoris ganėtinai toks jaučiasi, smūgių ne, bet vienas kitas tik tai. Tik man va ten labai medis nepatinka. Aš matau krūvą šakų didelių po vandeniu. Nu jos kaip ir... Na gerai. O čia nesuprantu, kas irgi per stiebas, ar čia žolė plaukia. Apsisuka. Tai gerai. Ir šiaip palengvėjo. Nebe taip priešinasi. Bet iš šakas tai plaukia konkrečiai. Vaizdu čia. Tas akmuo čia nenori įsimaudyti. Nasukės gita. Iš kur tiek jėgų? Kažkoks paturbintas šitas. O, toks. Gražus labai spalvas, auksinė. Nusipenėjo storį. Dar jos parodysiu. Dar ir aptaškį šiek tiek. Palauk. Greit pasirodom. Labai gražus. Lūpon yra jau gavęs. Tai į tą pačią vietą ir mano kablys buvo.
įlindęs. Neatsversiu aš. Buvo tikrai didesnis. Oi, aš jumis pamiršau. Matai, filmuoju viską į GoPro. To, kas nori pamatyti irgi. Toks, nežinau, apie 8, gal kažkas 7. Einam paleist. Žuolė. Lygiai taip pat smagu žuvį ir paleisti, kaip ir ją pagauti. Tieš. Ir vėl meškerės neužmestas. Dar vienas toks. Gavo į lupytės jau turėjo. Pasiekmių matosi. Netidukas. Kol laivelis plaukdyno. Tai vat ir kita meškerės išvažiavo. Sustok. Turim kažkokį nediduką. Ne, žvejosiu aš vėliau su viena meškere, nebent nustos kibti. Viską šitą užtraukiu ir einu pas kolegas pašnekėt, nes jau po 11:05 šitaip galiu visą dieną trauti. Graibštą atsinešti. Tiesa, kažkas klausėt apie įrangas, tai ko tai pas mane čia naudoju Shimano TX2 naujesnio modelio, nes jau senesnė berods ir nebegamina. Tai rytas daivos, nieko stebuklingo nėra. Iš biudžetinių variantų gal geresni tokie įsirinkti, bet man pakanka, kiek aš turiu žvejybų į metus, tai man pakanka. Nebesisu. Dar vienas. Prie bendro skaičiaus turim labai stiprus. Labai geras kavas duoda. Nice. Vienas kitas mažesnis, didesnis, vienas kitas stipresnis, silpnesnis. Žodžiu, labai gerai. Aita. Per tave tiek reikalų, kad tave pagauti. Esu labai laimingas, patenkintas rezultatų, kibimų, žuvų dydžiais, palapinė, orų, viskuo esu labai patenkintas ir truputį noriu daugiau poilsio. Tai kol kas nebemesiu, užteks kiek yra, valandėlę atsipusiu, pusvalanduką. Nu, tikrai daugiau 3 meškerių nebeimsiu,
Tą gal nusinešiu prie mašinos jau susidėjęs. O daugiau, nežinau, kaip ką pasakyti, gal kažką aišku, tikrai pafilmuosiu vėliau. O dabar reikia eiti nusirengti, jau karštą darosi. Tai kol kas. Aivaras dirba. Panašu, kad irgi kiek praėjo Aivarai laiko, kaip laivelis grįžo, minutę praėjo. Iki 2 minučių. Nu va. Tai veiksmas vyksta visur. Gerai, dviese įsitraukti, o taip, žinai. Super, dviese. Dar ypatingai šitoj vietoje, nes šitas nusileidimas pačiam vienam su meškerėm. Na, palaukti dar, tas 100 metrų kol pareisite. Užtruks tau dar čia. Čia dar ir smirdinį, žiūrėk, į dipą įmetęs. Vėl ne! Kažkas negerai. Ką, truputį pasišnekėjom, pasibuvau pusvalanduką, grįžtu atgal. Buvo Aivarui keli išvažiavimai kalbau, nes pas juos pasikalbėti, bet abu atitrūko. Keista, labai daug atitrūkimų, bet ten iš tiesų yra akmenų nemažai ant dugno, tai gal kažkaip nusidaužo ties vienoje vietoje ten, ar kažkas tokio, nežinau. Tik nutempiau. Nedidukas tikrai. Veidrodukas. Opa. Prie pat. Ir nuplaukė. Gal matys. Ką padarys. Ką tik užtempiau, grįžinėja laivelės. Ir pabandysiu pasižiūrėti, kiek laiko užtruks iki kibimo. GoPro yra dabar apie kiek čia 54% baterijos, tai nežinau, kiek jie čia filmuos ir ar spės užkibti ar ne, bet iki šiol trūko labai nedaug laiko, ten viena meškeris neužmesta, tai užmesta tik šita. Pažiūrėsim, paliksiu filmuoti, nes šiaip nefilmuoju, šiandien palikęs, o junginėjai tik tai, kai prasideda kibimas ar kažką nori parodyti. O dabar pabandysiu palikti įjungęs ir pasižiūrėti, kiek laiko užtruks. Na, nežinau, ar užteks baterijos, nes jau kaip ir turėjo užkibti. Gali pasiruošti to tarpu kitą meškerę, sekančiam užmetimui. Gal dabar kaip tyčia filmuoju ir neišvažiuos taip staigiai, nes pamatyti, nieko negalėjau pradėti darytis tiesiog, nes švien kyba. Čia jau perdžiūvęs boilis visiškai ant saulės. Nuo kalbėjimo. Šokį čia turiu padaręs.
Nu ir kaip žvejot su daugiau meškerių. Apie ką aš kalbu, kaip sakau, kad jau pavargau šiek tiek ir noriu poilsio čia. O taip va, realiai beveik išvien. Tai aš dar nemažai ko nefilmuoju. Stengiuosi, aišku, daugiau pafilmuoti. Filmuoju kiek išeina. Žodžiu, kibimo labai daug. Čia jau tikrai grynas sportas. Fiziškai. Sportinės. Stiprus tai. Labai stiprus. Nežinau, iš kur čia pas juos tiek sveikatos jau ilsėjo. Nes per atidarimą buvo silpnesni, bet irgi aišku buvo gerų emocijų, daug, viskas tvarkai. Bet šį kartą jie pasportavę, pasiruošę kovoms. Gražus švinės. Karštai jau darosi. Nusivilkt. O toks stipruolis. Gerai, nekankinkimės tavęs. Va tiek laiko užtruko pagauti karpį. Kimba kaip pasiūtė išprotėję. Iš tiesų kibimas po kibimo, tai reikia ir poilsio. Pasirašiau porą kabliukų dar, bananas, ananasas ir japoniškas krylius, plus krabas. Nieko daug nekeitalioju, nes reikia pabaigti japoniško kalmaras, būtent nedaug reikia. Čia dar pernykščiai bananas, tai dabaiginėjau pernykščius, nes gerai kimba, nauji net neatsukti, tai dar tegul jie taip ir būna. Ir prie to pačio dar reikia pasipildyti jauką, nes jau viską buvo lėkučius, sugalvus sumaišiau. Tai įmesiu porą spodų, tuos pačius boilius, nekrašinsiu, tiesiog papjaustysiu, čialu pamėtysiu. Paliečiu, supilsiu, tada žalį butą peliečiu, kukurūzų skardinę ir dar supilsiu likvidą. Va, dar turiu pasidaręs ir dar turiu miksiuką, turi pakakti, jau kiek bus, tiek užteks. Pakomentuokit, sakykit, kiek jūs panašiai išnaudojat boilių per 2 parų žvejybą ar ten vienos, nes aš realiai anksčiau išnaudodavau gerokai daugiau, bet aš naudojau mažiau grūdo. O pernai gavau patarimą iš žmogaus, kad naudo daugiau grūdo ir man tikrai pagausėjo ir kibimų, ir dydžiai susitvarkė. Nes aš, pavyzdžiui, kaip ir dabar vakar važiavęs atsidariau 5 kg pilną maišą redfišų. Tai jų man dar dabar liko. Dar persidėjau čia pilną to maišą, čia 2 kg greičiau, tokie 2,5 kg kaip minimum. Tai ir man pilnumoji pakanka, aš ta prasme naudoju daugiau grūdo, paliečiu šiek tiek, aišku. Nu ir nežinau, man jų kažkaip nesusieikvoja daug, gal bandyti jo dauginti, bet aš esu bandęs žvejoti vien daugiau ir berdavau grūdo ryškiai mažiau ir man buvo mažiau kibimų.
Tai kiek jūs išnaudoja ten tų boilių panašiai į žvejybą ir bendrai kokius kilt panašiai pašaro kiekiai? Nu, kažkaip taip. Gal pakaks. Nedidukas čia bus. Rankos kaip įdegė vakar. Rankos kaip įdegė vakar. Ne, ko gero, gal reiktų eiti. Bet nu, aš žinau, kad aš neužmygsiu dabar dieną. Bet norėčiau labiau naktį pažvejoti, nes manau sustambėtų. Naktį pažvejoti, nes manau sustambėtų. Vakar vakare užkybo didžiausia. Praeitą žvejybą naktį užkybo didžiausia. Так, духет. Žviniukas. Žviniukas. Gerai. Ten kamera iš visų pusių kamera filmuoti. Opa! Nedidukas, sportinis. Jo, reiks gal dienai šiek tiek nutraukti žvejybas, geriau pasigrylinsiu, pailsėsiu, geriau vakare ilgiau pabūsiu. Na, labai noriu aš. Sveikas. Sveikas, sveikas. Nu, sportinis konkrečiai. Nereiks man jo nešti saulę. Ta saulė. Ну, це хорошо. Раньше, скажу,
Nu toks nedidukas. Lupytėm padažytam. Laisvas. Pelechas savo įstrigo. Jeigu nebus 10, nesišeria, ne? Šiaip jau ištraukė, ne pirmas, bet tokia žvejyba kaip ir pirmą. Nu, atėjau. Nors ir žuliu. Oi. Sikūrė gražiai. Čia ten stigelį pareisimą turi. Kažkaip įdomiai jau padaryti. Tu gal bijai, kad 10 bus? Nenutrūk tikrai, 0,4 valsas. Neskubėk, po truputį. O taip. Ir išlupsi tai. Valo tai tikrai nenuplėš. Nu, aš visą laiką žvejodavau su žolės pirmą kartą gyvenimą 1,4, ne 1,4, 0,4 valo man buvo. Aha, tu geriau po truputį, o tai pakelk, po truputį atleis pavinios. Taip, ir paviniau. Taip, Aha. Kiek, pakelk. Aha, va taip. Paviniau. Nu ir kas čia per laimikis? Turi žmogus atsivežęs butelį. Kiek metų butelį jau? Nu, 20. Sakė, jeigu pagaus 10 kg karpį, atidarys butelį 20 metų senumo. Tai va, laukiam. Pažiūrėt, ar butelis jau bus atidarytas, ar dar teks laukti. Antrą parą laukiam. Antrą parą. Antrą parą nieką negalim vartoti. Nebus, bet stiprus. Opa, ir krantė. Nebus. Dar nebus. Džiaugies, kad nebus. O taip, Nu, super. didysis. Didysis. Pagaliau 10 parėję. Tai vieta, žinoti, gal... 9 kg. O jetu, čia dešimtmetis pernykštis, garantuotai. Va, gražiai. Tu nepagavo? O taip va, pasisvečiavau. Valandėlę. Rūmai. Nu čia tai nežinau, galėtum kokie 6 jau čia miegoti. Eisiu, gal dar kažką pagausiu. Čia pas juos vėjas šiaip didesnis pučia, tai šiek tiek vėsiau, pas mane fainiau. Mažiau vėjo, tai šiltant saulydės. Nu, tik pradėk kažką daryti. Ne, dar kartą kartoju, kad ryškiai jau per daug kibimų ir tikrai nespėjai pasidaryti kitų darbų. Mažas. Labai jau susmulkėja diena, reikia daugiau į vakarą žiūrėti. Ką gero, gal taip ir padarysiu, kad jau iki šiol aš dabar žvejoju, kad vieną meškerės tai kaip pakaitinė čia gaudau su vieną meškerę. Tai va, iš galo tik spėk bėgioti. Vieną iš ir paruošiu, dabar jau tą galiu užmetinėti. Tai kol Ivelis grįžinės, paruošiu šitą meškerę, kad būtų sekančiam kartai. Nu, labai mažas, labai. Iki kitą kartą, mailiau.
Viskas, darau pertrauką, pavargau. Dešryčio greitai. Kelias minutės, biškį, gurkiuko, donytės. Čia vėl lėkiu pas kaimynus. Pakvietė. Ką tik pavalgiau, jau tik atsisėdau ant gulto, galvoju 15 minučių atsigulsiu. Nespėjau prigult. Ir pakvietė, kad kepa cheeseburgeris. O, Aivarai, kas čia bus? Čia bus rankų darbo cheeseburgeriai. Dabar vyksta procesas visas. Bus gerai čia. Super bus. Staliukas kaip priklauso. Pasak. Nu, karpininkai taip ir žvejoja, ne kitaip. Visiems atrodo, kad nieko neveikia ir va tik matai va. Bet iš tiesų kiek darbo čia viską pasiruoš, susinešti į mašiną visur. Begai. Na taip va, leidžiam laiką, kalbamės, kepam, ragaujam. Žodžiu, valgysiu. Vieną iš mandagumo suvalgysiu sotus, bet atrodo labai skaniai. Tai reikia baltymų, vat jautienos bus. Ir eisiu įsitraukti tokį karpiuką. Bet kaip aš jums dylą gerą padariau? Iškeičiau pieniškas dešrelės į cheeseburgerį kokį. Man atrodo laimėjau šitą vietą. Parodyk tą cheeseburgerį. Važiuojam, Jessica. Ir iš karto atitrūko. Ir vėl iš karto viskas, keičiu kablį. Išmesiu, negaliu, sunervavo. Antras jau ant šitos pačios meškerės lygiai taip pat. Nebegaliu. Reikia dar keletą ištraukti. Viskas aišku. A ne? Ne, žiūrėk, toj parodysiu. Žiūrėk, toj parodysiu, va. Nes važiavo kaip reikiant, matei, ir pasikirto tik svoris ir iškart dingo. Kabliuko nebėra. Nukanda gal lydeka kažkokia. Nu, šį kartą gal be cirko, be nutraukimo. Nu, nors ant pirmai tas vienas buvo, kur atitrūko ant to pavadėlį ir vėliau nukando, tai niekada baisaus nebuvo. Negali viską ištraukti 100%. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Pesavala. Neprašo labai, bet nelengvai pasiduoda. Šiaip labai stiprus kažkaip tai. Trauki 6-5 kilų eina belia kaip. Nu čia gal tikiuosi bus didesnis, nors pirmai buvo tokių, kad irgi apsirikau atrodė.
kad didesnį traukia. Nu, o šoką Patys pikčiausi. jau buvau praviniojęs ir vėl ištraukė. Eik! Nu ką, aš nieko, va. Benaitis, balek nerimti, čia jūs visi nahui. Absurdas. Absurdas, konkretus absurdas. Tiek laiko traukti. Tik srovės liko ir nepamačiau kas. Nieko yra kaip yra. O tau, kad mažas bus. Jaučiu toks tik, kaip ešeriukas ant ultralaito kokio. Aš nežinau, kada leista, bet nedidukas. Nu, varyk. Ir paskutinis nuotrauka buvo neblogas. Nespėjau GoPro paimti. Nenufilmavau traukimo, bet va, turim žvinių nesmulkų. Tuoj pakelsiu, parodysiu, jau pagydytas viską, pasversiu. Labai gražus, stiprus, sveikas. Dvylika šimtas. Kur tu čia dabar? Pasiklydo. Stresavo. Nežino, į kurią pusę tu. Nu va, be 3 minučių 9. Dar pasidariau dabar porą kabliukų nakčiai gal. Nu kada prireiks, nežinau. Eisiu tuoj užsitemsiu meškerį nors vieną. Nes kiek užtempiau pirmai, tai vis maži. Ir buvo daug atitrūkimų ir maži. Tai dabar kurį laiką nežvėjau, apsitvarkiau palapinę, susinešiau viską iš lauko specialiai. Palauksiu, kol truputį sutems, apsitvarkiau. Nu ir bandau toliau dar valandėlę 2 pagaudysiu ir manau, tuo ir baigsiu šią sesiją. Nu kaip, rytoj ryte dar vis tiek prieš važiuojant namo dar reikia nors vieną išsitraukti būtinai. O tada jau kraustymuisi ir kelionė namo.
Tarp 2-3 km. Viskas. Laisvas. Neaiškiai kažkas labai silpnai. Neprasuka. Nu, atleido. Kažkas nedidelio, greičiausiai. Neįdomu, ar čia šitas plaukia. Šviesos nenusistačiau gerai. Nu, nelabai tikėtina, kad šitą. Jisai kaip ir... Oi, ne, jis prie pačio šiaip kibino. Arba iš toli aš jau čia parėjau su vala. Nu, ne. A ja tau koks mažas. Bet ir ten kibimas buvo toks mažas. Dar nuo manęs gavo, bet ir jau šiaip turėjo. Šiaip labai daug su išdraskytom lūpom. Gal dėl to ir atitrūkimų daug, kad negali gerai užsikabinti. Ko gero, eisiu jau miegot be 7 minučių 11. Tai abi meškerės užmestos, kada aš ten, nežinau, po 10 biškelį ledui užtempiau ir nebebuvo, tiesiog kibimo nurimo. Nu, tegal stovi. Išvažiuos, tai išvažiuos. Nueisiu, ištrauksiu, jeigu bus kibimas, o jeigu nebus, tai nebus. Bet daugiau nebepermitinėsiu. O dėl ryto bus matyti. Ar ryte dar bandysiu pagauti, ar ne. Žiūrėsiu pagal laiką, o teisingai. Reikia nusistatyti žadintuvą, nes galiu taip ir pramiegoti. Išvažiavo. Be mikrofono. Miegojau jau. Labas rytas. Žodžiu, įsimiegojau. Tuonis. Reiks daug daiktų čia susikrauti, gal susikrausiu.
O, rytas atrodo visai. Jau pirmas sluoksnį termo drabužį nusirgau, nes tikrai karšta buvo, negalėjau net niekaip į miegmaišį įlendį ir iš karto karšta. Vakar, kaip užkybo tas paskutinis, nežinau, ar aš jį įkelsiu į video ar ne, ar nufilmau, buvo 3:30. Tempė valą, dabar matau. Ir žodžiu, buvo jis man supainėjęs su šitą meškerę. Šiek tiek apsukęs, tai aš jį tempė valą, kaip turi būti. Tai aš atpainėjau ir tą meškerę pavyniojau ganėtinai nemažai patraukiau ir va dabar išvažiavo. Nedidukas. Laisvas. Labai gerai. Nereikėjo užsimetinėti meškerės. Iškart užkybo, dabar galiu ramiai savo eit pasidaryti valgyti. Ir pavalgęs vis tiek, ko gero, dar vieną ištrauksiu, dabar jau dar nėra 7:30, po 7:17. Na ir žiūrėsiu, kaip čia su laiku bus, nes norėčiau apie kokią 12 išvažiuoti. Bet palapinės niekada šios nesudarinėjau, o norisi viską tvarkingai, gražiai susidėti, tai žiūrėsim. Paprastai, bet neprastai. Visiems. Dar boliukas bus, vafliai, kava. Truputį vat aš jau įsimėčiau. Susidėjau miegmaišį, pagalį. Ir reiks kažkaip tvarkytis. Nusipirkau tokį mini su 2 baterijom. Kainavo kažkas apie 20 eurų. Šlanga. Dugnas, kur buvo ant žemės gulė, įspūrinas ir nemėgstu šio. Gyvenu butenio name, tai gal pavyks prie vietos. Žodžiu, viskas puikiai ir greitai. Viskas švaru. Aišku, šiuo atveju tai man labai gerai, nes oras leidžia. Gali tai ne visą laiką pavykti, bet jau išvengiu važiavimą į degalinę. Net kibirą vandens neišnaudojau. Nu, viskas jau kaip ir sausa bus galima, dar truputį gal lašai reikia pakuotis, einu dar iki kolegų, jie dar lieka iki rytojaus, tai liko jauka kilas 1,5, tai tikrai nešaldysi jau, nors dar liko nuo lapkričio mėnesio spodo, tai nežinau, ar sekančiai žvybai jau ko gero neužteks, jau teks virtis, bet dar reiks išnaudoti. Važiuoja jau kokių pusę minutės, mašinom daiktus kroviausi
girdžiu, išvažiavo, tai vat tikrai paskutinis kibimas šios žvejybos, o ar pavyks ištraukti jį, dar pažiūrėsim. Nu, gal nebus dar toks ir smulkus. Šiaip nėra, kad sunkiai, bet svoris jaučiasi. Būtų gerai ištraukti prieš kelionę, dar čia vis tiek bent kelias valandas. Kokias apsitvarkyti, kiek čia dabar. Tuoj bus 10:30, 26. Ir va čia vat, matosi akmenų tokių prikrytę į dugną. Kažkur matau šakarus, šaknį kažkokią, prieš tai aš jos nemačiau ir Zacepas, paskutinis. Lygus 5 metram. What? Nežinau, ar matysit. Bet aiškiai matosi kolas kažkoks, tai ar ten medis senas, ar kas. Kaip čia? Va, ten. Toks kolas ir jis ko gero jį apsuko. Bet prieš tai tiek traukiau ir ėjo žuvis į dešinę pusę, nei vienas nesikabina. Šiaip ir nebejaučiu žuvies. Žodžiu, šita žvejyba kažkokia tai su begalė kibimų, begalė mažų karpių, begalė nutrūkimų, begalė technikos, elektronikos gedimų ir strigimų. Tai bet vis tiek esu laimingas ir labai. Pabuvau, pasišnekėjau. Žodžiu, aš beveik, va, šokas mano. Tai net nežinau, kaip čia geriau stemt bandyti. Nelauks, aš jau čia nebeturiu laiko. Kietai čia. Neįdomu, kur plišti, tai dabar to švino net bijau. Kad neparskrystų kur. Jėzus Marija! Na ką, likom be kabliuką. Nu, tikiuosi žuvis įsikratė. Šiaip jau kai pasikabino, nebejaučiau jos, kad ji būtų buvus. Tai labai viliuosi, kad nutrūko ir liko sveika, kabliukas liko tam medį. O tokie reikalai. Tokia ta žvejyba. Viskas šiaip gerai, nežinau iš tiesų, ką čia pavyks sudėlioti iš turimos medžiagos, kiek pavyko nufilmuoti, kiek nepavyko, kiek užstrigo, kiek kas gavosi, nežinau. Bus matyti po keletas dienų namie, kada jau įsimegosiu normaliai ir apsidirbsiu šiaip darbus, įsikelsiu medžiagą. Šiandien yra 24 balandžio, nu tai manau iki balandžio 30 turėčiau susižiūrėti. Jeigu patiko, paspaudžiam, prenumeruojam. Laiką žinoma, pakomentuokit būtinai. Ir bus dar tų žvejybų tikrai. Dar grįšiu ir čia kitas tvenkinys nusimato Čekijai.
Tada bus birželį tikrai Lietuvoje laukiniam, rugpjūtį praleisiu Lietuvoje beveik visą, tai bus tikrai video iš ten. Daiktas jau susinešiau prie mašinos. Ir dabar viską turiu susikišti. Aišku, dar kas gerai, kad bent jau mašina nėra ta maža. Telpa, bet vis tiek turi dėlioti gražiai. Nu ką, daiktai jau sukrauti. 23 minutės kroviau vienį mašiną, kad čia jau buvau pasiruošę, žodžiu, kas kartą, kaip kraunasi atgal visą laiką vis sunkiau telpa. Nežinau, kaip taip gaunasi, bet atrodo ir pašarų daug įsimetė ir šiukšlės įsimeta ir vis tiek daug. Tai kažkaip taip, eisiu dar, atsisveikinsiu su kolegom ir viskas, trauksiu į namus. Tuoj va, be 7 minučių 12, tai nežinau, kas pavyko. Yra kaip yra, ką jau nufilmavau, jau ką nufilmavau, ko ne, tai ne. Kažką pakomentuokit, ką norėsit daugiau sužinoti, nes kažkoks video vis tiek išvys dienos šviesą, tik nežinau kuris. Iki!